Nu, čia man viskas prasidės mūsų kasdienį. Jūs su batais taip? Ne, čia yra be batų, čia yra tik tai... Ta prasme, jūs pro batus? Aš užsimoju batus. Gerai. Nereikės. Čia yra tada Vadžios Rūdos kambarys, bet užrakščios rasti Hamletą biblioteka. Jūs malėmėtės su Kafelija, Polonijos, blokom laiptai. Bet nieko neįti. Labai gerai. Aš prieš tai vaikščiau, bet Čia tada nebuvo aš. išlipa. Ir va tada yra čia ta baliaus. Matėm prie balio valys. Volas, kasos yra. Tai čia tik tai vaizdas prie vandenį. Ir šitą, ir lipi į viršų. Dar į viršų čia nieko nėra. Lipam į viršų ir tada patenkam į palėtą. Čia va ta mūsų šipne. Ne, tai yra pagalį. Čia yra trečias aukštas, ne, čia yra scena, čia yra, vėliau mes ateisim iš čia. Ne, žiūrėk, čia yra balkonas, va, čia yra kloazonų, palėtė yra pradžia. Ja. Ai, tai čia teisingai tada mes ateinam čia Čia yra veikla, realiai laidotuvės, jo, jeigu ten palaipų, visur va tokie taškai, kur yra velionys. Apalaiduomas su aprištom akim, tada einam čia ir tada išeinam čia į Šakantis, tada va, čia yra palėtė. Čia tos mūsų kapinės ir vėl laiptai. Čia Gertrūda, taip? Teisingai supratau. Joriko zona, Radako vaikystė. Nu, lyg tai taip šnekėjom vakar. Ir karo zona. čia galim ir, bet nu, okei, nuspręsim. O čia tada kas? Nužudyti žmogų, žinai, nuspręsim. Kas nors. Terminas, tada terminas nuspręsim. Arba čia terminas prie vaikystės. Gal? Nuspręsim, bet čia Ir čia ta nusileidžia mūsų karo zona. Leidžiamės. Ir vėl Čia yra oferio tas zona. stiklinis, kur dabar aptarsim, kad ir man. Aš vakar per kostiumus taiga supratau, atknisiau dar ten tą suknę. O mums sunešė kostiumus, ne? Dabar seniai. Gal kas, visi čia reikia paskambinti? Nėra jums apie visą. Einame ir be jo, jis skambino, kai vėluoja. Va čia yra kompanija jau susirinkusi. Jis žadėjo atvežti čia mums vieną apšvietėją, nors ir vieną garsistę. Ir apšvietėjas, Danilko bus ir šitas. Supratau, tada, знаешь, что нам надо либо надо найти Циценаса, его, потому что он вчера взял все дубликаты, не доделать, которые конечно. Apšvietimą irgi lokalų palėtė nėra, apšvietimo ten žibalinės lempos bus. O čia kažkur irgi mes galim tokį stacionarų padėti iš girliandų, iš visos ir taip toliau, taip suktis. Mūsų Jorikas ant kolioko palėtė bus. Надо... Žiūrėk mūsų Gertrūdą. Надо взять... Присумнимais, kaip čia tokio Oleko šitas vazonas. Дежурного или мне взять... Nes čia labai maža zona, čia neapsėstirsi, bet čia pavyzdžiui mano списку. Я тоже видел, сейчас я скажу, я дежурный. Suprasim, kur įtraukti, nes taip senas vakar iš karto paėmėm padarė duplikatą. Palikai čia nors. Čia Gertrūdos kambarys, aš turiu kekuliavęs. Svarbiausia, kad daug atspausdina šoną. Jo. Viską padariau, tai dabar jau Išimtis, va, viskas, super. Va, plakatas, va, programėlė, va, žiūrovai, super. Darom popierinį tiesiog projektas, kur niekada nebus. O žiūrėk, kaip yra žalą. O kas yra? Kur čia yra? Tai tos mūsų duris, kur mes neapsisprendėm, ką ten daryti, kad jos atidarytos, mes vakarės uždarėm. Atsiprašau. Ai, ja. Nes jūs tai buvo, čia aišku, čia reikia tarnybų, čia reikia tartyčio, kuris daugiausia klausimų. Čia man atskirai reikia atidėti, man po to susakys, kad va, reikia su sutiulės, kurių galima net išsklaidytą arba su projekcija naudoti, arba netgi atspaudus jau su kabinu.
Man atrodo, tas spaudai, žinok, fainiau būtų čia. Šmėklai būtų gerai. Žiūrėkit, koks gražus supasiruošęs ir kostiumas bus švarus. Ir visi tokie bus. Ir tokių bus. Labai gerai. Šitas atsiminęs iš atskirai aktorius. Aktoriai reikia atskirai. А где твой цишорт с черепом? Aš Ты что, не из команды? Neturiu. Bet tai gal kaip reikia. Ну все. O vienuolė, žinok, vakar radau kokią. Aš kiek galiu daryti su vienuolės galva, bet ne su vienuolės suknelė. Galiu? Su Čechovo palink. Žuvėdra juoda. Ir nežadys. Ne? Jie. Nes aš sakiau, fotkinti kostiumus iš karto aprengsiu. Labą dieną. Kastytis nepasirodė? Kastytis, sakau, vėluos, mes einam be Kastyčio. Jis skambino. O kiek jis vėlos, nes jau yra? Ką jūs dokumentuokit, kad Kastytis vėluoja, prašau. Čia... Tai va, yra Simas, yra apšvietėjas, yra Danila ir einame. Čia Simas yra. Ai, tai aš čia ir atėjau to, man įdomu, kas čia. Jo, mes tiesiog laukiam, ką Danilka viršutė rūkės. Tai jo, tai tada... Tai šūktel, kad einame kartu. Tai Ule palik viską čia, nes... Jo, aš paliksiu, bet visų šitų... O iš čia taip apsirengėt, kad neišsipurvintumėt? Tik tai... Jūs tai ne, aš tik bijau išsipurvinti. Baltas kostiumas. Turit gal lyšnų? Ne, čia yra bandomasis triušis. Tiesioginiam prasme. Tiesioginiam prasme, jo. Ten iš tiesų bus visko, bus dulkių, bus visko, tai... O turite gal tokių papildomų planelių, ne? Baldo tokio, neturite spausdinti, ne? Labai. O kur gauti? Kur gauti tos planelius? Rūšio pas mane yra. Aš kažką pasižiūrėti gal galėčiau. Gali. Žiūrėk. Jo, aš duokit man, aš pasižymėsiu kažką man visko patogiau. Bet čia yra tik rūsys, nebus palėtas. Tai palieka nedidelį. Mes galim judėti po truputį prie būdinčių. Einam. Judam. Čia galima palikti. Protinga. Švietimo nebus, negi garsinio. Tai jau gan laidas. Внимание, радиация, одевайтесь все. От Советского информбюро. Оля, ¿cómo estás? Sekantis. Palėta, O tai kur ten jau galės vartos? Čia? Aš čia viskas pasipavyzdžiu. Данил, привет.
Dar nėra jokia pasiklausimų. Ne, viskas aišku. Tai готов озвучивать сегодня? Наш проход. Прошу. Liepus aš jau esu paprašymą, kaip pažiūrėt kaip veikia. Bet jis toks, žinai, visiškai suomis. Iš šio dydžio. Net nežinau. Jo nedidelė, bet jis labai dėkinga, žinai, kad reikia artėti, kai nešti objektą, jis kartu žiūrė. Jie į objektą, bet tada galima pajuoti. Bet tada gali būti iš to, žinai, iš defektų daryti defektą. Зацепишите. Здесь это принцип данное знание. Они упоминаются? Нет, у него дубликаты, которые были его шестины. И нам. Ой, все.
Laidojimo procese jinai nusileidžia žemyn, žiūrovą lieka čia stebėti. Ir čia, dėl to, kad su mumis čia vaikšto tarnybos, tai noriu pasakyti, kad čia mes žadam ir garsą, ir vaizdą. Tai čia yra galimybė pajungti, ne taip kaip, pavyzdžiui, palėpė ar kažkur, tai čia mums reikia. Ir dūmų mašiną mes čia norim naudoti. Bet čia tai Jonas paskaičiuosi, tai nesąmonė nereikia, tada gal nereikės, bet kol kas reikia. Gerai, tai va čia reiškia vyksta dalykai. Atsiranda šmėkla. Aš nežinau, jūs skaitat Hamletą? Gerai, ir tada visi iš čia išeina, išbėga ar kažką ir atsiduria čia. Jo. Panašu, kad dėl, aišku, dūmų mašinos Olga. Šitą įrašą aš skiriu specialiai Jelizavetai ir Karinai. Rinkodara, pirmin. Gerai, tai vat jie patenka čia. Čia yra antroji mūsų erdvė. Čia yra menamas, reiškia, toks postas sargybos. Čia mes žadam kabinti monitorį. Dėmesio. Aš viską papasakosiu tavus. Jo, tai čia yra antra patalpa. Ten jau į gatvę jau išeit užrakinta. Ten jie nenusileis, nes ten visokie baisakai dedasi. Ir va šitą raktą jums reikia, pirmą raktą, kurį reikia surasti. Šitą raktą suranda ir praeina čia. Čia pakeitė spyną, aš nežinau. Čia pakeitė spyną geras. Gerai. Tai nevyksta... Ne, stačiai. Man nereiks. Gyvenimo žėgo paminėti. Operatyvna работа. Gerai. Jie ateina čia. Čia uždaryta ir ten, kur mūsų ten irgi uždaryta. Šitas užrakinta. Ten yra kodinė spyna. Tai čia bus uždarytas. Jo, šitą uždarytą specialiai ką padarėm duris. Vienintelis, kur jie gali praeiti, tai yra čia. Tai bus ypač įdomu, čia galbūt eisite vieną žmogų. Labai įdomu. Kuku, reikia. Tikiuosi, tenais greičiau žmonės neįprasta. Renata. 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 Laukiam jūsų. Čia gal apšvietėjams, labiau svarbu apšvietėjams yra. O reikia dviejų. O, kaip čia gražu. Jo, čia yra be galo gražu, bet čia nėra jokio, čia viskas yra neveikianti ir čia nėra jokios šviesos. Tai čia tikrai reikės kažkokios lempas, čia yra šitos 5 grotos, mes žadam už jų daryti 5 kažkokias instaliacijas, kur kodą surasti. Čia sena skydinė. Čia pagalvojame. Jo, bet čia nieko raktams. Ženklai, skaičiai, spalvos. Taip, tai čia kažką reikės švies, dėl garso nežinau. Tai va, čia supranta jie iš šitų priekų. Čia reikės irgi valyti. Vat, Mariau, irgi klausimas geras. Čia, Mariau, ar ką? Mariau, geras klausimas. Mums reikia, yra vietų pamatyti, tai galim pasakyti, reikia pavalyti, išnešti šių. Nuo grindų. Įmaišo nuo grindų, tai čia gali būti ant sienų, bet nuo grindų. Ne, bet kad tiesiog yra ta būtinybė, kad į ką kreiptis. Čia pas jūs Tai va, tai šitą mes laimingai atidarėm ir einam toliau. Tiesiai duris prieš mus, jos yra užrakintos.
Bet mums atsiveria čia, čia atsiveria šiaip, iš kairės vaizdas. Ne visi padarė kažkokius pagrindinius dalykus. Kas čia yra, kol kas nežiūrėkit, nes čia yra kol kas darbo zona. Čia prie Gertrūdos kambarys. Baldakimas, jo viduris yra baldakimas ir zona aktorių. Va, tai čia yra Gertrūdos kambarys, kurio veiksmo metu jie supranta, kad reikia iškoti raktus, suranda raktą ir eina toliau į bambos vietą. Tai dar paskui. Jo, va šitas žaisliukus, šitus, jeigu galima, čia pamatė, ne. Va šitą va. Jo, ačiū. Čia irgi programa masė, čia apšvietimas neoriginalus, kažkas. Ir garsas, bet garsas tikriausiai buvo tardybinis, nes žemės ir išmėgėjom. Iš visų šitų knygų, Nežinau, bet netrukdysiu ir mes darysim čia Hamleto biblioteką, tokia instaliuota. Tikriausiai šitie du kambariai, tu mane taisyk, jeigu aš kažką nusišin, čia yra du, ne? Hamleto du kambariai. Tas kambarys yra ne žiūrovams, tai yra karinis kambarys, arba mes ten statom apšvietimą, ar iš ten eina tik tai pokalbis, bio, taip toliau. Čia, jie ten neina žiūrovai. Jie eina čia, nežinau, bus čia spina, nebus, čia dar pamastysim. Ir patenka į sekančią patalpą. Nes šitos duris, čia viskas padaryta, kad jau būtų dalykus. Čia dar viena užduotis, tai dar šitas studijas. Ir šoferas eina toliau. Lionkės. Senovinė. Mes čia švietimą norim vidui daryti. Nu, jis tiesiog reikalaus netgi fiziškai, nes čia originalios net šviesos nėra. Čia niekas neveikia, o vyksta viskas galai vakare. Tai mes jokio apskaičiavimo neturim į dieną. Aš noriu, kad mes visi čia sutilptumės, nu čia reikia taip pasitėtis. Kiek mūsų yra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O pabandykit čia tilpti, man dėl antropologinių sumetimų. Sueinam. Čia dėžių nebus, tai reikia turistų, žinau. Jo, nes
dabar paaiškės, kad čia 12 žmonių netilps niekada. Paskutinis, ne? 20 viskas jo. Gerai, tai foje mes žadam daryti irgi vieną sceną, nieko, jokių ten dekoracijų mes nedarysim. Galime patraukti. Čia yra mūsų teatro foje. Drasti. Čia yra mūsų teatro foje, nes atpažįstate erdvę. Ir čia tiesiog bus ten 2 aktorės, padainuos kažką, galbūt čia bus, tarp kitko, laidotuvės va šitos kur pavonios. Jo, bet čia jokių statinių dalykų, tik tai ėjo, mizanscena. Kaip? Jeigu čia laidas eisus, nors nieko baisaus. Nieko baisaus, bet... Kaip čia atrodys? Ne, nieko baisaus, bet kai mes darom kreidelės čia yra pirma, tai jie ten stato štatyvą savo ir ten laidai iš kitur eina. Jo, tai... Tai jie eina iš ten tos skybnės, kuris šiandien, bet čia yra vazėti, iš čia galima bus paimti. Būtų gerai, kad čia būtų galima uždaryti. Simai, dabar neuždavinėk tokių klausimų, nes mes sugaišim daug laiko. Tuos klausimus reikės spręsti vėliau. Čia spina, dar viena, kurią mes atrakinam. Galima uždaryti? Možda uždaryti. Pasižymėk, Simai, savo, kokie tau klausimai aktualūs yra ir paskui juos spręsim. Gerai. Nežinau, Renata, ką reikia čia daryti. Šlavišas užduotis karinas, abstrakčius. Su padėklais, kelnes galva, kelnes žarmas, kelnes. Atsiprašau, извините, вот это toks, žinai. Man nepatinka. Įspačkala truputį. Ir įsūda. Pagrystės irštą. Čia viršui tikrai reikės mums verslį, ponė. Я пришла и не могла найти на кабинете. Сидели за Не, ну как раз все Александро Курс. Вы хотите запечатлеть меня? Aš pamiršau įrašyti į sąrašą dar šitas dalis, čia tikrai originali spina neveikia. Оля, man kažkas sako, aš nepalygiai. Va šita spina, jinai neveikia, nu čia kur į rūkyklą, tai čia reikėtų spinos irgi, nu tai Olia, paprašau. ten yra originali spina, tose dalyse būtų gerai tokia, nes jinai 100 metų. Tai man atrodo, čia yra spina. Ne. Aš nemanau, kad, reikia patikrinti, ar veikia, arba pakabinti mums kabinimą, kas visą laiką yra dėkinga. Jeigu veikia, tai nereikės ir kabinti. Jo, gerai. Ir mes einam, reiškia, čia ir čia, nežinau, kad... Ir matom, čia viskas teatro. Čia yra irgi toks, čia yra dekoratyvinis kažkoks turi būti sprendimas, kad žmonės neeitų niekur išskyrus į šitas duris į sceną. Tai aišku, kad jie neturi nei ten, nei kažkaip. Čia turi būti kažkoks sprendimas, kad jie reiškia eitų tai čia. Čia yra mūsų lokacija dar viena, be abejo salė. Это сделало его величайшим из пророков любви.
Bet šiaip ten būtų dar vienas toks sustojimas, jis nėra apie rakto paieškas, bet mes norim va šitas erdvės padaryti per garsą, per kažką, reiškia tokią bažnyčią, kur klaudytis mūsų meldžiasi. Ir galbūt vienas laidotuvės, nes laidotuvės atsikartoja kaip refrenas, jų yra daug, visi personažai po truputį palieka šitą pasaulį. Ir galbūt ten filmuotas laidotuvės, tai čia reiškia, jo, tai mums gali būti skirtingos kažkur tik tai gal garsas, jis turi savo soundtracką, tos laidotuvės savo mizansceną, labai aiškiai, atpažįstamos, tiesiog kartojasi skirtingose variantose. O čia yra toks, reiškia, dalykas, dėl to, kad čia akivaizdžiai yra dar visgi žiūrovinė pusė, ar čia nieko neprilipdysi, nepaliksi visiems vaikams. Mes čia sugalvojam tokį sprendimą, reiškia, čia toliau žiūrovai judės su užrištom akim. Čia nieko nestatysim, čia tik tai aktoriai, tik tai garsas, palies kažkas, bet čia toliau judės su nieko nematėm. Nes čia įsimonėsi, čia aš žiūrovinė, dar darysiu Čia galbūt kažkokią mizansceną mes čia tikimės, čia galima palikti, vat geras klausimas irgi, kol Marius čia yra, va šitas koridorius, nes čia klausimas, kada atrišti akis, ne, kada tęsti. Vat šitas koridorius, kur yra pas mus, gyvena, reiškia, šitie kvestiniai visokie režisieriai ir taip toliau. Jeigu mes čia biškim tekstą kokį papiešim ant sienų, čiagi bus meniškai. O geriausiai tai būtų kaip tam nors su žibintuvėliu neša, kur tekstas pasakyti, kur tas tam irgi išspręstų, nereikėtų daug pasakyti. Tada negalime mes čia ant šitų sienų. Klijuoti iš oro kavo, kaip galerijose daro, nepasižiūrėjus sienos, tik kad su ta plėvelė išpluteliuotos tekstas negali klijuoti. Bet čia vis gražus ir geras. Ne, stacionariai paliktume. Bet Šekspyras, gal tik tu teatrai. Aš pirmiau kaip tik, Čia būtų kaip... Jo. Tai galėtų būti Šekspyro portretas toks vienas, žinai, kur būna taip juodano apie straipsnis viršinis, kaip grafiti. Papuošti. Gerai, ir mes einam, reiškia, į vieną didžiausią zoną, kur nėra elektros, tai reikia kažkokių kitų sprendimų čia priiminėti, čia yra mūsų kapinės. Kas čia nėra buvęs, tai very welcome. Tai kartu su spynu, reikia tai reiškia. Sunkiai spyna. Citatos, jo, citatos, kurios turi bendro su konkrečiu personažu šitas scenos arba su... Kaip? Ir Šekspyro portretas. Gerai. Tai va čia dabar suprasit, kodėl Markas apsirengė savo kostiumą baltą. Ir kodėl aš neapsirengiu. Taip, kojas keltas. Bet va, Marius apsimanintas, reikia tai, kad aš manom pasakysiu ką. Mums čia reikia labai nedaug to pavalyti. Kelkit kojas, o taip, atsargiai. Страховка предусмотрена, если пользуется. Дополнительный просмотр. Bet juos galima rinkti, čia nieko nekainuoja, čia tikrai nėra daug prašymų.
Nes čia būtų instaliacija kapinių. Atsargiai. Savo neapsaugotai. Va, čia bus atviros laidotuvės, čia bus kažkoks bet, suprasim, kad čia nėra nei šviesos, nei garso, tai, labai čia reikia kūrybiškų pamastyti. Julius filmuoja ir naudoja prožektorių, tą diodinį, kiek jis ilgai laiko? Priklauso nuo nakumo. Ir jis pakraunamas yra, va tokiu. Tai va čia mes šnekėjom apie tas lempas, žinai, kur, tipo, yra pirkti šibalinių, bet, galbūt forma apie... Būtų faina čia, kad pradžioj būtų tamsa ir kaba tik taip ir sviruoja biškai, tai kad kiekvienas žiūrovas paimtų į ranką, kad pats iš savęs tokią procesą padaryti. Jo, čia mes gal leisim Joriką ant kojukų, nes čia Mickevičius, žiūrėsim, žodžiu. Bet jau prie laiptinių mes galime atsargiai, prašau. Va čia, Mariu, va čia tai bus darbo čia pavalyti visokius dalykus, patikrinti laidus, kurie eina paviršų. Jo, čia vėlų kažkokių yra, čia tikrai yra pavojinga. Nes čia bus pakankamai transliuoti, ypač va tokių visų žodžių. viską tai išneštų. Ui. Mažas visai, Tai jis toks, ne, jis kaip kumštis, jis yra paimtas į tokią bazę, viskas, gali atsekti. Man jau lieka kaip šašlė. Tokia, man atrodo, pirmieji įleidė, čia vienas iš pirmųjų. Čia Joriko zona. Aš nežinau, stavo čia suprojektas. Čia, tipo, viršui irgi yra pakankamai faina, bet yra dar pavojingiau. O va šito tai norėčiau, kad nedingtų šitas, o galima būtų jį į tą centrinę navą pernešti. Nes mes jį panaudotumėm ten laidotuvių. Pašarvojimą. Scenai, jo, pašarvojimą. Einam toliau tada. O čia kas vyksta? Čia dar nežinau. Čia iš tikrųjų yra Joriko zona, nes ateiname Hamleto vaikystės kambarį. Tai čia dar taip ir nenuspręsta. Tas vis dar kapinių kontekste. Kur liustros mechanizmas? Liustros Tenai, mechanizmas yra, scena taigi ne čia. Va čia yra kažkur. Nes jinai labai efektingas tas liustros mechanizmas. Nereikia ten to mechanizmo, nes ten yra elektra pajungta. Tai reikia, Juliau, O kada kultūros čia žemė? Dar paskui pašnekėsim. Na gerai, Tai bet vienu žodžiu, visgi mes turim svajonę, visgi čia naudoti. būti ar nebūti. Bet nespėjai. Čia vadinasi pūtė ar nepūtė. O.
Ir įeinam į karo, čia jau prasideda karo nuojauta ir karo koridorius visas šitas leidžiamas. Jo, Jūliau atsargiai. Žinai, kaip aš čia dirbu. Kaip pataikęs į YouTube. Ir lūžo raktikos. Danišką kalbą. Tokie kažką tiesiog iš... Čia išnaudoti tą galima. Gerai. Bet jeigu užlaiko. Nes va, šitas rimtas čia laikosi, aš po to padarius tas rimtas stacionariai čia visą laiką lieka. Nes jeigu kas, tai mes galvom net išnaudot, kai duris užsidaro, šitą atsistumę čia ir sodinti aktorių. Jeigu tau reikės, tai tada naudoti, bet šitas čia neturi sudėti. Bet man tada, spręsti. Čia mažiausia problema, kokia gali būti. Aptarsim, visi gerą. Tam, kuris tam trečiam aukšte reikia daryti iš grindinių sienos. Iš tų grandinių, kur vakar rodžiau. Jo, bet aš galvoju, tas grandinės naudau po šipką, kur yra ten. Tai mes apie tai čia. Būtent tą vietą, nes ten Ir labiau saugot yra kur. Nes yra laipės, neįstumėt ir laikot tave. Vienu žodžiu, paskutinė mūsų lokacija yra šita. Šitam akvariumui mes norim Ofelę nuskandinti. Bet dar šitam koridoriui pasirodo 3 Ofelijos. O čia 3 Ofelijos, čia įeina. Tokia makabrų zona. O jie įeina patys? Jaučiu, kad jo. Jo. Čia šis. Bet čia problemų nebūtų. Šitų baldų sandėlis, pasirodo, mes ten viską galime išgauti. 90, kiek yra? 20. Užeikit, būkit kaip namie. Kaip svečiai. Laidų kiekis ir ilgių. Čia visur galima atvesti melenką, visur laidų. Čia žiūrovai neina ir nepatenka, bet čia mes sakysime, čia mums naudoti reikia zoną. Visas šitas dalykas, man pasakė Mariau, kad čia yra nurašytas dalykas, ne? Tai va čia Renata dar nematė, bet čia šitas baldas tada mes naudojame. Čia galima imti, naudoti bet ką. Narvelis, man reikia narvelį su laikrodžio. Čia undinėliai. Čia ledų rūmai, kaip Čia turi kažkas tada sureguliuoti, ką galima ir Sureguliuosiu, Renata. kažkas dalyvauti. Bet čia, ta prasme, čia žiūrovai neina. Tai ne ta prasme, kad čia mes viską išmesim ir išnešim. Ne ta prasme. Gerai, ir toliau, einam toliau. ten į spektaklį dar. Tai jie sudeda Bet kokiu atveju čia gal iškrauti reikės ar kažkaip pasistumdyti tas daiktas. kaltas. Nekaltas. Jis tai turi savo Čia viskas gerai, du kamerų, gamyksis, peržastas, galime kanalą fotografuoti. Čia labai kuklistima, čia yra paskutinės laidotuvės, kai jau beveik nieko neliko.
Mes dabar nelipsim, nes repetuoja vaikus. Bet čia yra mūsų scena. Ir mes atidarom liuką, patenkam į sceną. Ir scenoje vyksta paskutinis akcentas. Aplodismentai. Свет зажегся, до свидания. Tai va toks maršrutas, jeigu čia nesigilinti detalės. Mums reikia kažkaip išlipti. Gal būtų faina su mumis pabandyti dabar, aš taip bet... Lipam. Repetuojate. Tik tai galva, jeigu pirmas kišas sužulti. Tai visą apsauginių kostiumą. Tai aš nežinau, tai gal, jeigu mes norim apsitarti kažką yra klausimų. Kiek bus laidotuvių bendras skaičius? 5 по-моему. 5. Последний. Да. Одни просто актерские, одни в записи, одни, может быть, только звук, поэтому, звук, но я имею в виду, там актеры учат хор, они будут петь акапелла, поэтому это где-то, может быть, просто за стеной они поют, нам не надо никакого, ни колонки, ничего. Больше вопросов, знаешь, к коридорам, к лестницам, например, если нужен какой-то звук, например, на этой лестнице, где мы спускаемся, посадить, как бы, Лену Орлову в противогазе и с радиолой, чтобы оттуда, как бы, на датском языке фигачились какие-то, значит, военные новости. Но это портативная какая-то штука. Портативная колонка. Вот таких как бы немало. И, может быть, нам что-то понадобится такое наверху. Но мы говорили с Кассием про какие-то маленькие колонки. Простой мобильный телефон, ты держишь маленькие колоночки, звук что-то такое. Ну, не абсолютно. Ну, маленькие колонки, есть такие очень говорящие колонки. То есть, нет, если их нам предоставят. Нет, Кассис уже в курсе, что надо будет, когда мы с ним даже обсуждали, какие. Ne, visi esmė iš apšvietimo, kas tai yra sakau, galima viską ten ir laidotuvėse tam paimta elektra, yra iš kur atsivesti tų rozečių, bet jo, reikės apie 400 metrų. Laidų dar priklauso nuo to, kiek jisai norės apkrovų dėti, ką jisai ten kabins tas vietas. Nes jeigu jisai dės, sakykim, kažkur tai, ten kas siurbia 3-4 kW, tai man jau iškart reikės 2 linijų. Tu neapšvietės, ne? Ne. Su video dirba, bet aš supratau, kad tu man apdėtinį keliamą. Bet jo irgi reikės palyginėti projektorius. Laidų klausimas. Bet jeigu laidų klausimas, jūs įsprendžia, žiūrint, kiek jisai tenais dėstų lempų, kiek pas mus yra, jeigu jis gal nedės, ten minimaliai, tai tada reikės... Minimaliai, ir aš galvoju, kaip kreideliai, kad ta prasme, kad tai yra, vos tik mane į rozetę jungtas, kad jokių komutacijų, jokių šito... Bet matai, salėj yra ten pajungtas tas iš skydinės, ne iš paprastos rozetės, iš skydinės yra pajungta 3 PC parnelis ir zoomas. Bet vis tiek reikėtų 2 atvesti tuos. Nu gerai. Ta prasme, įmanoma viskas, bet sakau. Supratau, laidų, kolonėlių. O gal daryti, tarkim, tą visą apšvietimą, šiuolaikiškai, tarkim, maitinimo šaltinį, kelt, reiškia, įtampą kiek reikia ir imti ledinį kokį tai šviestuvą, kuris mažai vartoja. Mes turim tik 2 ledinės lempas. Aš žinau, mes turim. Tai mes kalbam apie tai, kad gal spręsti kitaip, tada nereikia laidų, nereikia pasiruošimų ilgo, o tiesiog žmonės galima pastatyti kaip prožektorius ir jis vaikšto visur, atsistoja tam tikrus taškus ir jisai šviečia. Tas pantas galima batarkės pasiskrauti kaip su baterijomis. Ne, tai baterijos yra, tarkim, paimti UPSO bateriją, kuri 110 ar 220 ir viskas. Ir tik ant žmonių kabinti ledus ir kad jie vaikščiotų, taip, kaip apšvietimas. Aš tokį pasiūlymą, jeigu ne, tai ne. Galima juos galų gale ir statyti, nebūtinai, kad vaikščiotų. Galima juos pastatyti, išdėlioti, bet kaip pasakyti, mes išvengiam laidų, išvengiam tai, kas iš esmės mums yra pavojinga. Nu jo, bet kitas tada, tų ledų tada daug reikės realiai. Tai aš nežinau kiek. Tai va, reikia pažiūrėti, ką šviesų dailininkas sugalvoja. Bet pavyzdžiui, Rusijos yra arti scenos, ten gal galima kažką, aš suprantu dėl palėpės. Ten, kur galima, iš tiesų ir galima. Mes nestovėsim, kad ne, visur negalima. Nes, pavyzdžiui, ten aplamai galvom... Ne, palėtai tai galima atsivesti elektros iš to kambario, kur gyvena tas... Palėtai elektros aplamai negalima.
Nes ten visur dulkės, ten bus problemos. Ant štatyvų. Mes jau kalbėjom su Ole dėl palėpės. Ne, tai mes